Simantas Mažeikis galingais irklo-mostais įsibėgėja ir pasileidžia Vokės upe. Sportininkas įveikė vieną antrą kliūtį, o jau po poros minučių kirs finišo liniją ir taps Vilniaus čempionu. Vienas perspektyviausių šalies slalomo baidarininkų pirmą kartą irklą į rankas paėmė būdamas vos 7. Mano tėtis, buvęs slalomo čempionas Lietuvos, užsiminėjo šio sportu, pradėjo plaukioti ir tiesiog sekantis žmogus iš giminės buvo aš, kuris profesionaliai užsiminėjo šio sportu. 19-metis sportininkas rudenį laimėjo atvirąsias Lietuvos taurės varžybas, o atvirajame Lietuvos čempionate liko 5. Tiesa, 2 jį aplenkę varžovai buvo latviai, o kiti 2 net 8 metais vyresni baidarininkai. Suskaičiavus įskaitinių varžybų taškus buvo paskelbti ir Lietuvą Europos čempionate atstovausiantys irkluotojai. Tarp laimingųjų atsidūrė ir Simantas Mažeikis. Vis tik pastarojo tikslai į Europos rėmus nebetelpa. 19-mečio planuose sėkmingas pasirodymas pasaulio čempionate, kuriame bus dalyviai kelialapį į Rio de Žaneiro olimpinės žaidynės. Prieš 4 metus trūko kelių sekundžių iki patekimo, tikiuosi šiemet jų nebetruks, tikiuosi patekti ir manau visai bus neblogai. Tai turbūt olimpinės žaidynės yra tavo svajonė? Taip, tai nėra tiesiog ta gyvenimo svajonė, bet tai yra viena iš dalių, kur tikrai noriu ją pasiekti, vykdyti ir turėti tokį didelį savo gyvenime pliusą. Norint įgyvendinti šį tikslą reikia planetos pirmenybėse, kurios rudenį vyks Londone, patekti į pajėgiausių 40-tuką. Jeigu Simantas į jį prasibraus, jis taps pirmuoju šios sporto šakos atstovu Lietuvoje, iškovojusiu kelialapį į olimpinės žaidynės. Bet jei ir nepavyktų, viltis išliktų gyva. Paskui dar bus pagodos varžybos, iš tikrųjų dar jos nėra paskelbtos, bus jau matyti 16 metais, dar turėsim matyti Europą, kokį porą vietų turės, ir tas pagodos tas vietas dar galima bus bandyti patekti. Nors Simantą treniruoja jo tėtis 3-kart šalies čempionas Saulius Mažeikis, norėdamas prasibrauti į baidarininkų elitą, jis klauso ir užsienio specialistų patarimų. Makedonijoje buvo parengiamoji stovykla mūsų lyderiams, kurie visą savaitę treniravosi. Treniravo jos prancūzai, treneriai, kurie dalyvavę olimpinėse žaidynėse, dėjo daug labai pastangų mūsų sportininkus parengti atranką į olimpinės žaidynės. Nors sąlygos Lietuvoje toli gražu nėra tokios kaip Austrijoje, Prancūzijoje ar Slovakijoje, šios sporto šakos entuziastai skinasi kelią šlovės link. Jaunius Sarapas, Sport 1 žinios.